Sveiki, su jumis kanalas Presas ir Žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Bet šiandien kalbėsime ne apie vakarienės, o apie pusryčius. O būtent pasidalinsime su Simu savo firminiais 5 minučių pusryčių receptais. Jeigu nenorite pamesti šio recepto, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite mygtuką patinka. Taigi, noriu pasidalinti su jumis savo firminių blynų receptų. Čia bus 2 nedidelės porcijos 2 asmenims arba viena normali porcija man. Jums reikės 100 ml vandens, 80 g avižų, naudoju pilno grūdo, smulkias avižas. Kodėl smulkias? Nes stambios avižos netaip gerai susimala kaip smulkios. 3 kiaušinių, pasirinkau L dydžio kiaušinius, truputėlį kepimo miltelių, cinamono, pasirinkau ceiloninį cinamoną, tą tikrai, ir purškiamo kepimo aliejus. Taigi, gaminimo eiga. Į elektrinį blenderį įpilame vandenį. Tada įdedame pusę arbatinio šaukštelio kepimo miltelių. Tada įdedame arbatinį šaukštelį cinamono. Suberiame avižas. Čia turime 80 g avižų. Ir įmušame 3 kiaušinius. Viską išmaišome. Į įkaitusią keptuvę papurškime aliejaus. Aliejaus purškime nedaug, tik kad pasidengtų keptuvės paviršius. Tada supilame blynų tešlą. Aš mėgstu daryti vieną didelį blyną, tai padeda sutaupyti laiko. Ir uždengime. Kai vieno blyno pusė būna apkepusi, tuomet apverčiame ir dar pakepama kelias minutės neuždengia. Na, o dabar atėjo eilė mano receptui. Kaip bebūtų keista, bet mano mėgstamiausi pusryčiai yra taip pat blynai. Ir taip pat blynai be miltų. Mano blyneliams reikės 40 g stambių avižų, 3 stalo šaukštų pieno ir 1 kiaušinio M dydžio. Taigi, mums reikės 40 g stambių avižų. Į avižas įmušame 1 kiaušinį ir įpilame 3 stalo šaukštus pieno. Mes naudojame pieną be laktozės. Viską išmaišome, padarome vientisą masę. Aš kepu su sezamų aliejumi. Mums reikės 1 stalo šaukšto sezamų aliejaus. Kai keptuvė įkaista, suformuojame blynelius. Dažniausiai iš tokio kiekio išeina 3 blyneliai. Blynus apkepiname iš 2 pusių. Kadangi man labai svarbu yra pateikimas ir estetinė išvaizda, prie blynų aš naudoju apie 100 g graikiško jogurto vietoje grietinės. Naudoju Aiste 2 procentų riebumo jogurtą. Ir taip pat pateikiu dažniausiai su 100 g uogų. Tai gali būti šilauogės arba braškės, tačiau šį kartą tai pasitaikė, kad uogų neturiu. Todėl gražiai papjaustysiu gabaliukais ananaso. Ir savo firminių blynelių pateikimą aš užbaigiu šiek tiek cinamono. Na štai mūsų pusryčiai paruošti. Dailus moteriškas variantas ir mažiau dailus, tačiau skonio nenusileidžiantis vyriškas. Su jumis buvo Presas ir Žvakės. Skanių jums pusryčių.